Sveiki, video bus apie statybinės medžiagas. Parodysiu jums tokią mini apžiūrą apie būtent vatas, kokias vatas ir kur mes naudojame statydami namus. Ir tuo pačiu turbūt visiems atsakysiu į tokį aktualų klausimą, tai yra kokį sluoksnį vatos susidėti kažkur tai stogą ar į sienas, kad namas gautųsi šiltas ir komfortiškas. Tai iš tikrųjų iš karto galiu pasakyti, kad ne nuo to reikėtų pradėti. Reikėtų visų pirma ne į sluoksnį žiūrėti, o į du pagrindinius dalykus. Tai yra, pirmas iš jų tai yra garo barjeras, nes be tinkamai įrengto garo barjero vata paprasčiausiai neveiks. O antras dalykas tai yra šiluminės vatos savybės. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad be suskilėtų garo barjerų galima susidėti ir cielą metrą vatos, bet ta vata paprasčiausiai neveiks, todėl kad vidinė drėgmė skverbsis pro visus plyšius, vatoje kondensuosis, užšals žiemos metu ir visi turbūt žinome, kad vanduo ar ledas tai nėra šilumą izoliuojantis kažkoks tai sluoksnis, tai nėra šilumos izoliatorius. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas yra tas, kad prieš perkant vatą reikėtų kreipti dėmesį ne tik tai į kainą, bet ir į pačias vatos šiluminės savybės. Turiu omeny tai, kad pigesnės vatos turi aukštesnį šilumos laidumo koeficientą, o brangesnės vatos jos turi žemesnį šilumos laidumo koeficientą. Tai reiškia, kad kuo mažesnis šilumos laidumo koeficientas, tuo varža yra aukštesnė. Tai reiškia, kad vata praleidžia nedaug tos šilumos laukan. Tai vat į šitus du pagrindinius dalykus reikėtų atkreipti dėmesį visų pirma, o tik tai tada į patį šilumą izoliuojantį sluoksnį. Tai reiškia, jeigu pigesnės vatos su prastesnėm šiluminiam savybėm mums reikės sudėti į konstrukcijas daugiau, tai brangesnės vatos su geresnėm šilumą izoliuojančiom savybėm mums reikės paprasčiausiai mažiau. Tai yra tikrai labai didelis skirtumas, jeigu kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad kažkokia tai pigi vata šilumos laidumo koeficientą turi 0,045, tai brangesnė kažkokia tai vata turės šilumos laidumo koeficientą 0,036. Tai yra tikrai labai didelis skirtumas ir be abejo tai atsispindės pačiame sluoksnyje, šiltinant kažkokias tai konstrukcijas. Na ką, o toliau stebėkite mano video apžiūrą, komentuokite, spauskite laikus. Geros peržiūros. Kokį produktą mes renkamės šiltinti būtent pagrindiniam konstrukcijom. Tai yra Parok Extra Plus vata ir jos šilumos laidumo koeficientas yra 0,034. Tai yra labai šilta vata. Tai vat vienas pliusas yra tas, kad šita vata yra labai šilta ir panaudojus tokią vatą namas gausis tikrai labai šiltas. Toliau, antras pliusas yra koksai, kodėl man patinka šita vata. O todėl, kad jinai yra labai standi, labai kieta ir tanki vata. Jau naudojant tokią vatą, apšiltinti kažkur tai kažkokią tai nekokybišką vietą name palikti bus tikrai labai sudėtinga, todėl, kad jinai yra labai kieta ir jos įdėti kažkaip tai kitaip, negu kad jinai turi būti, jos jau nelabai pavyks. Lyginant, pavyzdžiui, su paprastom minkštom vatom, kokias mes naudojame vidinių pertvarų izoliavimui, tai su šitą vatą jau jos suglamžyti neišeis. Tai va, tokie būtų pliusai. Dar vienas pliusas yra tas, kad lyginant kainas, tokios standžios vatos ir šiltos vatos, tarkim, kitų gamintojų kainos, kiek man yra tekę susidurti, tai visada yra aukštesnės. O vat šita vata yra tikrai labai
tokia kokybiška, standi, kieta vata ir jos kaina yra pati geriausia, kiek man bent jau yra tekę susidurti. Toliau dar koksai yra pliusas. Tai yra pliusas tas, kad jinai dėka savo kietumo ir standumo labai gerai laikosi konstrukcijose. Pavyzdžiui, va, čia mes šiltinom plokščią stogą ir mums nereikėjo nieko nei parišinėti, nei kažkaip tai kitaip dar tvirtinti, nes jinai, kaip jau minėjau, dėka savo standumo įsispraudžia tarp gegnių, tarp statramščių labai tvirtai ir tikrai labai gerai laikosi. Aišku, visos konstrukcijos turėtų būti surinktos teisingai. Tada problemų sudėti tokią vatą tikrai nebus. Toliau, koksai būtų minusas šitos vatos. Kaip aš galėčiau pavadinti minusu, tai minusas yra tas, kad užsakinėjant būtent šitą produktą, Paroc Extra Plus, iš tiekėjo, jeigu neužsakyti, standartas šitos vatos yra 61 cm. Tai reiškia, kad jinai yra standartiškai gaminama 61 cm pločio. Ir kadangi mums reikia apšiltinti medinės konstrukcijas, o ne metalinės kažkokias tai tarp profilių, tai mes jau turime daryti tokį kaip ir specialų užsakymą, kad mums išpjautų būtent 56,5. Tai tas kainuoja dar papildomai. Tai čia sakyčiau, kad nors kažkodėl tai Paroco puslapyje internetiniai svetainiai yra skelbiama, kad galima rinktis tarp dviejų išmerų, tai yra 61 cm ir 56,5. Ir nieko nėra sakoma apie tai, kad užsakinėjant 56,5 reikės mokėti papildomai. Tai sakyčiau, toksai yra minusas. Toliau dar, ką būtų galima įvardinti kaip minusų, tai yra tas, kad su ją yra šiek tiek sudėtingiau dirbti, negu kad pavyzdžiui su paprastom minkštom vatom. O kom tas sudėtingumas pasireiškia, tai tom, kad jeigu kažkur tai reikia pjaustyti gabalus, ten kur pavyzdžiui netelpa celi lakštai, tai šitą vatą jau reikia labai tiksliai atpjauti. Jeigu ją atpjauti šiek tiek per didelę, tarkim, ten užtenka centimetro tik tai skirtumo ir jau ją įdėti bus labai sudėtinga. Tai yra, jos iš vis neišeina įdėti, nes tada jinai pradeda tikrai glamžytis, lūžinėti ir panašus dalykai vyksta. Tai jau su ją reikia tiesiog skirti daugiau dėmesio, negu kad pavyzdžiui minkštoms vatoms. Ir jau toksai galima sakyti, kaip minusas, ne minusas, nu nežinau. Tiesiog su minkštom vatom yra daug lengviau dirbti, negu kad pavyzdžiui su tokiom kietom vatom. Tai va, apie šitą vatą turbūt tiek. Dar yra vienas dalykas, kad jinai yra brangesnė negu kad paprasta minkšta vata. Nu tai manau, kad tai yra savaime suprantamas dalykas. Kuo geresnis produktas, to jisai turėtų kainuoti brangiau. Toliau, kokią vatą naudojame būtent fasado šiltinimui. Tai naudojam specialią priešvėjinę vatą. Tai yra Paroc VAS 50, be jokių kažkokių tai plėvių, be nieko. Bet šita vata irgi pasižymi savo tokių, be abejo, šiluminiam savybėm, labai šilta vata. Jeigu neklystu, tai irgi šilumos laidumo koeficientas yra 0,034. Tai va, ir jinai yra tokia dar kietesnė, sakyčiau, dvigubai kietesnė negu kad Paroc Extra Plus. Lyginant kažkokias tai paprastas minkštas vatas, tai šitos jau vatos yra labai minkštos, lyginant su šitom. Šitos vatos jau yra tikrai labai minkštos. Tai va, šita vata yra tikrai tokia, matosi, jaučiasi pagal svorį paėmus ir jinai taip pat yra 61 cm, standartiškai gaminama 61 cm pločio. Bet tas šiltinant fasado esmės nekeičia, nes lapai dedasi vienas prie kito
arba jeigu atsitraukinėja su kažkokiu tai metaliniu karkasu, tai į karkasą ir turi būti 61, į metalinį karkasą ir turi būti vata 61 cm. Tai va, apie šitas pagrindinės vatas tai turbūt tiek. Dabar kokias vatas renkamės šiltinti, izoliuoti vidaus pertvaras. O tiesiog paprastas vatas. Čia yra sudėta akmens vata Parok Extra, pati paprasčiausia ir turbūt Lietuvoje pati populiariausia. Irgi labai gera vata, šilumos laidumo koeficientas 0,036, tai tikrai irgi yra labai geras rodiklis, labai šilta vata, tikrai aukštos klasės produktas. Taip, tai dabar kokie yra pliusai šitos vatos? Pliusas pirmas, tai aišku, yra jos šiluminės savybės. Šilumos laidumo koeficientas yra 0,036. Ir aišku, kainos ir kokybės santykis yra labai geras taip pat, mano nuomonė. Todėl, kad 0,036 tai yra tikrai labai geras rodiklis, labai šilta vata. Sakyčiau, pagal kainą tai tikrai yra labai aukštos klasės vata. Dabar kokie yra minusai šitos vatos? Tai minusas yra toksai, kad su ją yra labai sunku dirbti tose vietose, kur praeina kažkokios tai komunikacijos, pavyzdžiui, kaip čianai. Jinai yra pakankamai standi, tikrai kas liečia pačią kokybę, kaip jinai pati kaip vata, tai jinai yra labai standi ir su ją labai paprasta yra apšiltinti, izoliuoti kažkokias tai konstrukcijas, kur nėra jokių kliučių įdėti šitai vatai. Tai va, kaip matote, jinai tikrai labai gerai laikosi, jokių čianais problemų su ją nėra. Bet kada ateina reikalas va šiltinti būtent tokias va vietas, kur praeina kažkokios tai komunikacijos, kažkokios tai gofros, kabeliai, tai yra pakankamai tą daryti sudėtinga. Ir kodėl? O todėl, kad jinai yra tokia, sakyčiau, biri. Akmens vata, jinai yra tokia biri, jinai labai lengvai lūžta. Jeigu ją pabandyti, pavyzdžiui, atskirti į dvi dalis, tai jinai yra tikrai, to padaryti, sakyčiau, yra neįmanoma. Ir kad ją atskirti, tai ją reikia pjauti, kažką tai su ją tokio daryti, kad išgauti būtent va šitą storį. O kiekvienoj sienoj yra vis kažkas tai skirtingi storiai. Tai va toksai būtų, sakyčiau, vienas minusas. Tai tokias va akmens vatas. Apie kietas vatas, tai aišku, aš net nekalbu. Jau, aišku, jos net ir neapsimoka naudoti tokiems darbams, va vidaus pertvaroms tenais šiltint. Bet va tokios va ypač kietos vatos, tai jos labai yra geros iki tol, kol jas yra lengva sudėti be kažkokių tai kliučių. Ten, kur nėra kažkokių tai vamzdynų, ten, kur nėra kažkokių tai kabelių, tai šitos vatos, visos akmens vatos labai gerai veikia. Ten, kur prasideda šiltinimas aplink kažkokius tai kabelius, tai jau su tom kietom vatom bus labai sudėtinga apšiltyti konstrukcijas kokybiškai. Tada jau kaip minimum reikėtų imti minkštesnę vatą ir bandyti kažkaip tai atlikti tą darbą kuo kokybiškiau. Tai va, toksai yra mano pastebėjimas, kad ta vata yra labai lengvai lūžtanti ir labai tokia biri. Tai va, kokią vatą reiktų rinktis šiltinant va tokias va sudėtingas vietas. Tai kaip matote, mes čia pasirinkom Knaufo vatą. Čia yra nors ir ruda, bet tai yra stiklo vata. Tai va, kaip matote, kaip čianais viskas yra gražiai, tikrai kokybiškai apšiltinta. O kodėl? Tuoj pademonstruosiu, kaip su šita vata yra paprasta ir lengva apšiltinti va tokias vietas. O visas paprastumas susidaro iš to, kad jinai labai lengvai plyšta, atsiskiria. Netgi paėmus cielą lapą, ji yra paprasta
atskirti ir padaryti iš vieno storo lapo, padaryti 2 plonus. Ir kaip mums tai palengvina darbą. Tuoj parodysiu, turiu va. Čia jau yra pas mane paruošta. 2 galiukai, tai va, vienas storesnis, vienas plonesnis. Tai kad kokybiškai, be kažkokių tai pjaustymų ir be kažkokių tai grūdimų nereikalingų apšiltinti tokią vietą, tai va, paimam, atskiriam 2 gabalus ir viskas iš tikrųjų labai paprastai va tokiu va būdu susideda. Pirmas galas eina į vieną pusę, antras galas. Pagal plyšimą reiktų pasižiūrėti, aišku, dedasi į kitą pusę. Ir viskas labai gražiai apsišiltina, tikrai nelieka jokių kažkokių tai tarpų, nieko nereikia pjaustyti, nieko nereikia plėšyti, nieko nereikia kamšyti. Viskas tikrai, va, kaip matote, labai gražiai ir kokybiškai apsišiltina. Gofras lieka, ar tai kažkokie tai vamzdžiai lieka jau viduje, vidaus sluoksnyje. Ir tokiu būdu išgaunam gerą kokybę labai paprastai. Todėl siūlyčiau rinktis tokią vatą vietoj akmens vatos. Toliau, šita vata, jos šiluminės savybės yra taip 0,037. Tai lyginant vat, šiluminės savybės, rodiklius ir pagal tai, kiek jinai kainuoja, tai tikrai galiu pasakyti, kad tai yra tikrai aukštos klasės vata. Todėl, kad už tokią kainą, kiek kainuoja šita vata, tai kitų gamintojų vatos gal būtų 0,04. Tai yra tikrai didelis skirtumas ir žiūrint vatas 0,037, tai turbūt visos vatos bus brangesnės negu kad šita. Tai va, išmeras galima gauti irgi skirtingas, kadangi tai yra Knaufas, tai jie gamina ir 56,5 ir 61 cm vatas, nes kadangi turi visą tą technologiją profilių, tai 56,5 vatos tiesiog nepanaudosi tarp profilių, jinai bus per siaura. Na, o dabar šiek tiek apie tos mitus, apie tai, kad atseit vatas sukrenta laikui bėgant, kad jinai nėra ilgamžis daiktas. Tai galiu pasakyti, kad tai yra visiška nesąmonė. Vata, jeigu konstrukcija, pirmoje eilėje pradėkime nuo to, kad jeigu konstrukcija yra surinkta teisingai, visi pasluoksniai yra išdėlioti taip, kaip jie turi būti, tada tikrai niekada jokia vata niekada nesukris ir nieko jai neatsitiks. Ir tuo labiau jinai nesudrėks. Tai visada reikėtų žiūrėti ne į tai, kad vata yra minkštas daiktas ir gali pasirodyti, kad jinai gali tikrai sukristi, gali prisigers vandens ar dar kažko tai. Bet tas yra neįmanoma, jeigu konstrukcija yra surinkta teisingai. Galiu jums tiesiog duoti vieną kaip pavyzdį, kokia konstrukcija, mano nuomonė, nėra surinkta teisingai. Tai tada, kaip yra naudojama fasado, tarkim, ypač buvo prieš kažkiek tai metų atgal, dabar jau, aišku, aš esu atitolęs nuo tos statybos, kas yra susijęs su mūru, bet esu matęs ne vieną pastatą, kuris yra apšiltintas tokiu būdu, kada yra mūrinė siena, apšiltinta su paprasta minkšta parok ekstra vata ir ant viršaus yra uždėta 20 mm parok vatos. Tai mano nuomonė, su tokia konstrukcija tikrai bus problemų. Tikrai gali į tą vatą patekti vanduo kažkur tai ir vanduo jau automatiškai suspaus tą minkštą vatą žemyn, tokiu būdu jinai ir sukris. Todėl reikėtų, jeigu šiltinti kažkokią tai konstrukciją, kuri yra lauke,
Tai visas sluoksnis turėtų būti tam skirtos vatos. Jokiais būdais negalima improvizuoti kažkokią tai vatą sudėti, kuri gali būti naudojama viduj tik tai. Ir paskui kažką tai bandyti čia suburti kažką tai viršų dengiant su priešvėjinė vata, ten 20 mm. Nu tai patys pagalvokit, kokia tai gali būti konstrukcija, kur paėmė vatą visą cielą lapą, netgi jeigu ant jos kažkur tai pateks kažkiek tai to vandens, jisai šitą vatą neįsigeria. Tom ir yra ypatinga dar šita vata, kad į šitą vatą neįsigeria vanduo. Netgi jeigu vanduo bėga tiesiogiai. Tarkim, jeigu tiesiogiai vanduo bėga ant vatos, tai jinai neįgeria to vandens visiškai nei kiek. Tik tai vos paviršutinis sluoksnis sušlampa. Šita vata neįgeria vandens. Kai tuo tarpu žiūrint paprastą parok ekstra vatą, tai jinai tikrai įgeria vandenį. Tuo labiau, jeigu ant jos karts nuo karto bėgs vanduo, tarkim kažkoks tai kondensatas, tenais po klinkerio plytą arba po kažkokią tai apdailą, ar dar kažkas, tai tikrai yra labai didelė tikimybė, kad tokia vata jinai sukris. Ir tai nereiškia, kad ta vata yra nekokybiška. Paprasčiausiai jinai netinkamoj vietoje yra sudėta. Pati konstrukcija yra neteisinga. Tai reiškia, kad ne vata yra nekokybiška ir neilgamžė, o konstrukcija yra nekokybiška. Va čia ir yra visos problemos. Kada konstrukcijos yra daromos neteisingai, nekokybiškai, tada ir prasideda visos problemos. Ten, kur konstrukcijos yra surinktos visos teisingai, visos medžiagos yra panaudojamos tokios, kokios turi būti, tai su tokiom konstrukcijom niekada nebus jokių problemų. Aš pats esu asmeniškai rekonstravęs namus ir po 60 metų prastovėjusius, po 70 metų namai buvo karkasiniai ir nei vienoje vietoje nemačiau, nebuvau sutikęs, kad būtų sukritusi vata ten, kur konstrukcija buvo padaryta teisingai. Ne vienoje vietoje nėra tokių dalykų, kad vata jinai sukristų pati savaime. Tas yra tiesiog neįmanoma. Vata sukrenta tik tai vienu atveju, jeigu ant jos papuola vanduo arba joje kondensuojasi daug vandens. Tada jinai automatiškai pasunkėja ir kadangi jinai yra minkšta, tokiu būdu jinai ir sukrenta. Nes kadangi vanduo, turbūt visi žino, kad vanduo sveria labai daug. Todėl statykit kokybiškai, samdykit meistrus kvalifikuotus, kurie išmano savo darbą ir pas jumis niekada nebus jokių problemų. Tai va, toksai buvo video. Ačiū visiems už dėmesį. Kam patiko, būtinai nepamirškit laikus, prenumeruokit kanalą ir iki kitų video.